panaudoti atsaką. Kol svarstomi įvairūs puolimo grėsmės sulaikymo variantai, aišku viena – 1940-ųjų tragedija nebepasikartos. Kaip sakoma, geriausias būdas išvengti chuliganų išpuolio tai būti jam tinkamai pasirengus. Kad jei koks išgama kėsintųsi į mūsų nepriklausomybę, jam būtų suteiktas tinkamas atsakas. Dabar jūsų dėmesiui speciali LNK transliacija, dokumentinis filmas Slaptieji Putino turtai. Na, o mes, mėlėjai, pasimatysime rytoj. Ate. – 2012 gegužės 7-ąją Vladimiras Putinas įžengė į Kremlių. Tai jo trečioji prezidento kadencija. Putinas Rusiją valdo 15 metų. Jis buvo išrinktas per pirmąjį turą. Užimdamas Rusijos federacijos prezidento postą suvokė atsakomybę tėvynei. Vieniems jis tautos tėvas, kitiems klano galva, nes galingiausias Rusijos žmogus, ko gero, yra ir milijardierius. Aš manau, kad Putinas turtingiausias Europoje žmogus. Manau, jo turtas vertas daugiau kaip 40 milijardų dolerių. Tas raudonas vasarnamis Putino, toks namas kainuoja $100 000. Mes, milicininkai, sukom galvas, iš kur jis tiek gavo. Ten žymėjai Putino rūmai. Gali būti, kad Vladimiras Putinas yra visuotinės korupcinės sistemos kertinis akmuo. Putinas sėdėjo prie kito stalo galo. Buvo kalbama apie valstybės lėšų grobstymą. Iš pradžių kalbėta apie 10 milijardų. Pabaigoje apie 12 milijardų. Vienas šio kelio kilometras vidutiniškai atsiėjo 149 milijonus eurų, tai nepaaiškinama. Niekur kitur pasaulyje nėra tokio brangaus greitkelio. Kremliuje nusidriekia pinigų ir politikos saitai dar niekada nebuvo tokie tvirti. O Putinas nutildo visus, kurie per savo drąsumą ar kvailumą apie tai užsimena. Šis filmas tai pasakojimas apie carą, kuris mėgo pinigus. Slaptieji Putino turtai. Vladimiro Putino gyvenimo kelias prasidėjo Sankt Peterburge, antrame pagal dydį Rusijos mieste. Ten jis gimė 1952 darbininkų šeimoje. 8-ajame dešimtmetyje jis pradėjo karjerą KGB, slaptoje Sovietų Sąjungos tarnyboje. Kritus geležiniai uždangai KGB elitas užėmė geriausius postus. 1991 žlunga sovietinė sistema. Vladimiras Putinas tampa dešinėje Sankt Peterburgo mero ranka, ten pirmą kartą patenka į verslo pasaulį. Putinas sukinėjasi stambių kontraktų ir milijonų dolerių aplinkoje. Norint suprasti to meto realijas, reikia nuvažiuoti į Rusijos gilumą už 100 kilometrų nuo Sankt Peterburgo. Apleisti kaimai. Privažiuojame žemėlapiuose nepažymėtą kaimelį. Čia slėpėsi didelė Vladimiro Putino priešė. Sankt Peterburgo miesto tarybos narė Marina Salyje. Ji mirė 2012 pavasarį. Mus pasitinka jo sesuo. Sveiki, sveiki. Очень приятно. Никола меня зовут. Natalija nebijo rizikuoti ir stengiasi, kad nebūtų pamiršta sesers kova. Čia Marina.
Nuotrauka daryta iškart, kai ji buvo išrinkta į Sankt Peterburgo miesto tarybą. Jie norėjo pakeisti šalyje vykdomą politiką. Marina Salje, moteris, kuri vos nesužlugdė Vladimiro Putino politinės karjeros. Marina įtarė, kad mero pavaduotojas Putinas naudojasi savo postu, kad pasipelnytų. Tuo metu Sovietų sąjunga buvo ką tik subyrėjusi. Jelcinas iš Gorbačiovo perėmė valdžią šalyje didžiulė suirutė. Sankt Peterburge jaučiamas maisto produktų stygius. Mero pavaduotojo Putino misija – pripildyti maisto prekių parduotuves. Jis užsienio kompanijoms pasiūlė stambius mainus – Rusijos žaliavas už vakarietiškus maisto produktus. Mediena, nafta ir metalai už miltus, aliejų ir mėsą. Iškilo bėda. Pradėjusi tyrimą Marina Salje išsiaiškino, kad rusiškos žaliavos kartais buvo neišmainytos, o parduotos. Pinigus pasisavino merijos pareigūnai. Iš originalios kaltinamosios bylos išliko tik vienas rašomąją mašinėlę spausdintas egzempliorius. Čia 1992-aisiais atlikto municipalinio tyrimo aktas. Paaiškėjo, kad dažniausiai už žaliavas mainais niekas nieko negaudavo. Rusų firmos, kurios sudarydavo sutartis, žaibiškai pradingdavo. Pinigai irgi. Sesuo Marina įrodė, kad per šias machinacijas dingo apie $900 milijonų. Tyrimą atlikusiems asmenims nekilo jokios abejonės, kad buvo įvykdyta vagystė. Tik klausimas. Pavaduotojas Putinas viską dangstė, o gal net organizavo? Kontrakte nurodytų kainų analizė liudija, kad sutartis galėjo būti nusikalstama. Vladimiras Putinas nesutiko bendradarbiauti su komisija ir teigė, kad privalo saugoti komercinės paslaptis. Municipalinės komisijos surinkta informacija buvo išsiųsta į Maskvą. Nedaug trūko, kad Putinas būtų netekęs posto. Mes prezidento administracija gavome dokumentų, kurie liudija, kad Vladimirą Putiną reikėtų nušalinti nuo pareigų. Sankt Peterburgo administracijos prašome pasirūpinti, kad jis negautų papildomų įgaliojimų. Vienas iš svarbiausių mero pavaduotojų Putino pasirašytų dokumentų – ši eksporto licencija suteikianti teisę žaliavas keisti maisto produktus. Putinas pasirašė šį dokumentą, nors tai buvo ne jo kompetencija. Čia Putino ir jo pavaduotojo parašai. Putinas. Parašas Vladimiro Vladimirovičiaus Putino. Putinas pasisavino pinigus? Nežinau. Prieš kamerą nekalbėsiu. Žmonės bijo. Net ir dabar bijo. Niekas nežino, kas gali atsitikti. Aplanka su dokumentais, kurie Natalijai gali pridaryti nemalonumų, jis slepia ne namie, o miške. Kaip 1992-aisiais Vladimiras Putinas reagavo į šį municipalinį tyrimą ir kaltinimą korupciją. Radome 2 miesto tarybos narius, kurie, dalyvaujant mero pavaduotojui Putinui, kovo 23-ąją paviešino ataskaitą. Putinas pasakė, kad niekas neįrodyta, kad viskas kelia abejonių ir kad net priešingai jo komanda šauniai padirbėjo. Ir jei buvo nusižengta įstatymams, bei buvo peržengtos kompetencijos ribos, tai nesiekiant asmeninės naudos, o kad miestui būtų geriau. Opozicionieriai nepatikėjo nė vieno jo žodžiu. Jie ataskaitą perdavė teisėsaugos organams. Ir koks netikėtumas, tyrimas nebuvo pradėtas. Teisėsaugos organai galėjo pradėti tyrimą dėl korupcijos, bet kad galėtų tai daryti, reikėjo leisti dirbti. Mano nuomonė, jiems neleido. Pagal to meto tvarką valdžia turėjo priimti sprendimą dėl tyrimo. Šiuo atveju tyrimui turėjo pritarti pats Putinas. Ar buvo gauta nurodymų? Byla buvo numarinta iki 2000-ųjų. Tais metais Vladimiras Putinas iškėlė savo kandidatūrą į prezidento postą. Per pokalbį žurnalistai jam priminė Sankt Peterburge kilusį skandalą. Ar buvo vykdomas Marinos Salje vadovaujamas tyrimas dėl jūsų darbo merijoje?
Taip, bet tiesą sakant, niekas nebuvo ištirta ir nebuvo ko tirti. Teisinių požiūrių niekas negalėjo prie manęs prikibti. O kaip eksporto licencijų skirstimas? Mes neturėjom teisės jas skirstyti. Įdomu. Marinos Alje vadovaujamo tyrimo metu buvo rastos Putino pasirašytos eksporto licencijos. Praėjus 20 metams šiai bylai suėjo senatis. Rusijos teisingumo organai nebegali ją domėtis. Tačiau tuo metu Marinos Alje vykdomas tyrimas patraukė kito teisėsaugininko, milicijos karininko dėmesį. Čia tuometis mano milicininko pažymėjimas. Aš vadovavau tyrimo komitetui. Tai įrodymas, kad buvau vidaus reikalų ministerijai pavaldaus tyrimo komiteto tyrėjas ir pulkininkas leitenantas. Kai Sankt Peterburge buvo pradėtas tyrimas, milicininkas Zykovas įdėmiai stebėjo mero pavaduotoją Putiną. 1996-aisiais Zykovas išsiaiškino, kad Putinas su draugais įsteigė nekilnojamojo turto agentūrą ir nusipirko vasarnamį. Tas namas raudonas su palydovinė antena ant stogo. Gražus namas su priestatais ir prie pat ežero. 2000-aisiais per prezidento rinkimus Putinas savo deklaracijoje nurodė, kad paveldėjo šį nekilnojamąjį turtą. Pernelyg gražus vasarnamis turint omeny menkas Rusijos miesto mero pavaduotojo pajamas 10-ajame dešimtmetyje. Dirbdamas mero pavaduotoju, Putinas daugiausiai galėjo uždirbti $400 per mėnesį, tuo metu buvo baisi infliacija. Iš tiek buvo sunku išgyventi, ypač turint tokią šeimą kaip jo. Toks namas kainuoja $100,000. Mes milicijoje sukome galvas, iš kur Putinas gavo tiek pinigų, kad jį įpirko. Tyrimo metu milicininkas su kolegomis išsiaiškino, kad būdamas mero pavaduotoju, Putinas slapta pasinėrė į verslą. Nustatėme, kad jis buvo 15-20 įmonių vienas iš steigėjų arba bendraturtis, bet viešai apie jas buvo neskelbiama. Oficialiai Putinas gyveno tik iš miesto mero pavaduotojo atlyginimo. Be abejo, gaudavo kyšių. Vėliau Vladimiras Putinas pardavė savo ežero pakrantėje esantį vasarnamį. O kas dėl pulkininko leitenanto Zykovo, kai pradėjo trukdyti, buvo atleistas iš milicijos. Vladimiras Putinas tik pradėjęs politiko karjerą jau tapo neliečiamas. Šešiolika metų kartu. Šeimyninė idilė galėjo tęstis amžinai. Pamirškandis, kiek kartų aš tau sakiau, kad aš jį myliu, supranti, aš jį myliu ir paliktų mus ramybei. Tačiau vieną dieną meilė baigėsi. Tai čia rimta, tu Tomui sakė, ką nors jau. Vandens, ką kurčias? Pikantiški gyvenimo receptai. Apsisuk, pasakyk, kad tau blogai reik lauk. Rytoj, 20:25 per LNK. Kas nutinka tau valgant Activia? Activijos sudėtyje yra išskirtinių bakterijų Acti regularis, kurios pasiekia tavo žarnyno mikroflorą gyvybingos. Activija prisideda prie tavo sklandaus virškinimo. Kai tavo pilvukas šypsosi, tu šypsaisi kartu. Activija. Gera savijauta prasideda viduje. Pagaliau, madingos lelytės ir sparnuoti vienaragiai nusineš tave į pasakišką stebuklų šalį, pilną nepaprastų nuotykių ir naujų žavingų būtybių. Tik pažvelk, visi turi savo namus. Keliauk paskui burtus ir žais dar smagiau su naujais, nuostabiais Kinder siurprizo žaisliukais. Pirkite Kinder Tic Tac arba Nutellos produktų už 9 litus ir 99 centus ir išsirinkite mokyklinę dovaną. Daugiau informacijos parduotuvėse ir kinderakcija.lt. Veido šonas judesys, man šiandieną liūdesys.
Naujieji Always akimirksniu sugeria skysti, net ir aukštyn kojomis, o paviršius išlieka sausas. Iki 100% apsauga nuo pratekėjimo. Švaru, sausa, gaivu, Always. Kai pirmą kartą skolinės iš smskredit.lt, viskas paprasta. Paskola iki 1000 litų yra nemokama. Ir jokių paslėptų mokesčių. smskredit.lt. Metas atrodyti ryškiai, metas išmėginti naują Avon blakstienų tušą Big and Daring. Nauja kolageno formulė ir patentuoti pleišto formos šereliai, stulbinančiai blakstienų apimčiai ir jokių gumulėlių. Metas tankesnėms, metas ryškesnėms blakstienoms. Naujas Avon blakstienų tušas Big and Daring. Jūs jį paversite ryškesnėmis blakstienomis. Avon, grožį kurite jūs. Šią savaitę moki veži lemputėms oro 35%, o dekoratyviniams šviestuvams net iki 60% nuolaida. Moki veži, leisk savo daugiau, mokėk dar mažiau. Šį trečiadienį Vikingų loto aukso puode bus 23 milijonai. Didysis prizas 2 milijonai litų. Visą rugsėjo mėnesį Benų vaistinėje Fiziomer nuo slogos ir Paranit nuo utėlių 20% nuolaida. Kosmetikai visai šeimai Sebamed net 30% nuolaida. O su Benų kliento kortele visiems žuvų taukams net iki 40% nuolaida. O visam kalčiui 20%. Benų vaistinė, kad jūs jaustumėtės geriau. Mogo – automobilių lizingo paslauga automobilių prekybos vietose visoje Lietuvoje. Paskolinsime net iki 90% automobilio vertės. Pinigus gausi per vieną dieną, o mokėti pradėsi tik po 3 mėnesių. Mogo – automobilių lizingas judantiems į priekį. Turim žinią ypatingą. Vėl senukos daug kas pinga. Rugsėjo 10 dieną daugeliui prekių taikoma 30% nuolaida, o Wagner prekiams ir Briko statybinėms medžiagoms 33% nuolaida. Ar akcija vyksta jūsų mieste, žiūrėkite interneto svetainėje senukai.lt. Senukai visada išsirinksi. Pop muzika ir rock'n'rollas dar niekada taip gerai neskambėjo vienoje scenoje. Grupė Smokey ir Tomas Andersas susitinka Lietuvoje. Bilietus platina Bilietai LT. Informuoja portalas Euritas LT, radio stotis M1+. Renginio viešbutis Europa Royale Kaunas. Rimi nuolaidų maratonas tęsiasi. Kilogramas bananų kainuos tik 3,49, o kiaulienos kumpis 10,99. Ir dar daugiau asmeniškai jums skirtų pasiūlymų mano Rimi kortelių terminale. Rimi, tai ko nori tu. Vaistinėse Kamelija platus pasirinkimas. Atminčiai Brainol, akims Vizigen su 30% nuolaida. Maisto papildas Jameson Q10 kofermentas net 40% pigiau, o kremas nuo pėdų grybelio Terbital už ypač mažą kainą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Kamelija – mažų kainų vaistinė. Kalba LT skelbia naują kalbų sezoną. Iki rugsėjo 15 dienos užsirašyk į kalbų mokymo kursus ir gauk net 500 litų vertės dovaną. Daugiau informacijos www.kalba.lt. Kalba LT padeda pakeisti ateitį. Duona, pomidorai, grietinė, agurkai. Pins, burokas, varškė, pins. Bulvės, vatsviniai, kopūstai. Bulkutės, cibulis, balkas, bulkut. Dunas, batuos, dunas. Sviestas, pienas, kopūstas. Sviestas, pins, burokas, batons, kopūstas. Pomidorai, grietinė. Agurkai. Didžiuojamės lietuviškų maisto produktų kokybę, todėl jų pasirinkimas parduotuvėse Maxima toks platus. Nuo cibulių iki svogūnų, nuo pino iki pieno, nuo daunos iki duonos. Maxima. Kur tas mano laiškas Mildai? O, ne. Mama, tėti, norit pasakysi naujieną? Čia tau. Aš šiandien grįšiu iš mokyklos anksčiau. Nutella – geros dienos pradžia. Pirkite Kinder Tic Tac arba Nutellos produktų už 9 litus ir 99 centus ir išsirinkite mokyklinę dovaną. Daugiau informacijos parduotuvėse ir kinderakcija.lt. Saupadeinas. Stiprus smūgis skausmui. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta.
Ar išdrįsime įteisinti eutanaziją? Taip vadinama peaceful suicide. Kaip pinigai gelbėja beraščius? Universitetai priima tuos, kurie gali mokėti. Ar po naujųjų kartu su euru ištiks ir kainų šokas? 18,83. Atsakymų ieškome kartu su jumis. Naujų laikų 4:30 per LNK. Varlė.lt. Kai reikia kainos ir patarimo. Ketvirtadienį 7:30. Aš nenoriu būti mėsos gabalas lovoje. Aš labai atsiprašau. Man iš tikrųjų turbūt ypatinga šį vakarą sunku kalbėti. Sukrečiantis atvirumas apie mirštantį tėtį. Aš norėjau mirti. Lietuvoje vėl siekiama įteisinti eutanaziją. Prašiau gydytojų, sutrumpinkit jo kančias. Man atsakė. Ko verkė 7 metus komoje buvusio vaiko mama. 1996-aisiais Borisas Jelcinas jį pasikviečia į Maskvą. Putinui tai puikiai proga suartėti su politinė ir finansinė valdžia. Maskva nepaprastai turtinga. Šiame mieste sudaroma apie 80% verslo sandorių. Vladimiras Putinas įsikūrė Maskvoje tuo metu, kai Borisas Jelcinas ką tik buvo perrinktas prezidentu. Putinas, atvykėlis iš Sankt Peterburgo, per 3 metus Kremliuje padarė svaiginamą karjerą. 96 rugpjūtį Putinas skiriamas į prezidento reikalų tvarkytojo pavaduotojo pareigas. 97 kovą prezidento administracijos direktoriaus pavaduotojas. 98 Liepą Putinas tampa FSB buvusio KGB direktoriumi. Tuo metu atlyginimas siekia $1000 per mėnesį. Gaudamas tokią algą turtų nesusikrausi. Tačiau Vladimiras Putinas tapo vienu iš pačių galingiausių Rusijos žmonių. Tais pačiais 1998-aisiais Rusijos generalinis prokuroras Jurijus Kuratovas nustatė, kad viena iš Kremlių restauravusių įmonių kyšininkavo. Byloje minima ir Jelcino pavardė. Ši byla sulaukė viso pasaulio dėmesio. Nejaugi Jelcino šeima korumpuota. Šveicarijos teismas areštavo 3 bankų sąskaitas ir su jomis susijusias 3 kredito kortelės jų savininkai Borisas Jelcinas ir 2 jo dukteris Jelena ir Tatjana. Pinigus į šią sąskaitą siuntė viena įmonė – Mabetex. Mabetex Šveicarijos statybos bendrovė, kuri laimėjo Kremliaus renovacijos konkursą. Kodėl Mabetex Jelcinui ir jo dukterims siuntė pinigus? Ženevoje susitikome su vienu iš šią bylą nagrinėjusių Šveicarijos teisėjų. Šveicarijos teismas nagrinėjo bylą susijusią su pinigų plovimu. Buvo nustatyta, kad įtartinos sumos buvo susijusios su renovacijos darbais. Ir kągi jūs išsiaiškinot? Tie kontraktai buvo kyšiai, tie kontraktai korupciniai. Radom įrodymų, kad buvo padarytas nusikaltimas. Nustatyti pinigų pervedimo šaltiniai. Turėjome įkalčių ir galėjome Mabetex patraukti į teismą dėl pinigų plovimo. Maskvoje Jelcinas supranta, kad jam gresia pavojus. Kremlius ieško išeities. Išeities vardas ir pavardė – Vladimiras Putinas, neįtikimo politinio perversmo koziris. – 1999 gruodžio 31 Jelcinas kreipėsi į šalį, kad išvengtų teisingumo, jis išsižada valdžios. Gerbdamas konstituciją atsistatydinau iš prezidento posto ir pasirašiau dekretą, kuriuo Vladimirą Vladimirovičių Putiną skiriu laikinai eiti prezidento pareigas. Vladimir Vladimirovič Putin. Brangus rusai, brangus piliečiai, šiandien perimu valstybės vadovo pareigas. Gruodžio 31-ąją Putinas išleidžia patį pirmąjį prezidentinį įsakymą, rusiškai vadinamą ukaz. Juo skelbiama visiška neliečiamybė Jelcinui ir jo šeimos nariams. Iš pareigų pasitraukiančiam prezidentui Jelcinui ir jo šeimos nariams bus taikomas imunitetas. Jelcino negalima nei suimti, nei areštuoti, nei apieškoti, nei apklausti.
Maskvoje mes vėl susitikome su prokuroru Jurijumi Skuratovu. Jis išsiaiškino, kad Kremliuje vyksta negeri dalykai ir informavo Šveicarijos teisėtvarkos organus. Sužinojęs, kad Putino įsakymas palankus Jelcinui, jis suprato, kad jo tyrimas bus sužlugdytas. Operacija buvo sėkminga, korumpuotas prezidentas išsirinko įpėdinį. Operacija buvo detaliai parengta ir vienas iš jos elementų, kad būtų nutrauktas tyrimas prieš Jelciną. Tai buvo vienas iš Putino įsipareigojimų Jelcinui. Nors ir atsistatydinęs iš pareigų, buvęs prokuroras pasisako gana griežtai. des obligations de Poutine envers Eltsine. Avec le recul, l'ancien procureur Jelcinas, jo artimieji ir Putinas sudarė savotišką šeimą. O štai šeima reiškia mafiją. C'est un peu comme s'ils avaient formé une famille. O mafija reiškia šeimą. C'est ce que ça veut dire. Mafia. Et la mafia, c'est la famille. Putinui tapus prezidentu, Mabeteks byla buvo numarinta, kaip ir numatyta. Nuo tada keistas Vladimiro Putino tapimas prezidentu virto karaliavimu. Jis 15 metų valdo šalį. Jis rodomas per visus televizijos kanalus. Rusijoje įsigalioja Putino kultas. Jis artimas liaudžiai. Jis tikintysis. Galingiausias tarp galingiausiųjų. Kovotojas. Gamtos mylėtojas. Net ekologas, kuris skrisdamas skraidyklę lydi gerves. Pianistas. Tačiau, nepaisant šios propagandos, yra korumpuotas Sankt Peterburgo mero pavaduotojas tapęs prezidentu ir įsikūręs Maskvoje. Jis plėtė verslą. Buvęs Kremliaus pareigūnas mūsų užves ant naujo tako. Štai šis žmogus. Andrejus Ilarionovas dalyvauja opozicijos rengiamuose susirinkimuose, kuriuos stebi policija. Labadiena. Tačiau tarp 2000 ir 2005 jis priklausė pirmajam Vladimiro Putino ratui, jis buvo prezidento patarėjas. Būdamas sąžiningas ekonomistas, prieš sutikdamas eiti šias pareigas, ilgai dvejojo. Mes neblogai sutarėm. Po trečio prašymo aš sutikau. 2000 balandžio 12 Putinas pasirašė mano skirimą. 5 metus buvo prezidento patarėjas ir tada, 2005 gruodį, kilo skandalas. Tais metais Kremlius ruošėsi į biržą išleisti Rusijos naftos milžino Rosneft akcijas. Tai buvo dalinė įmonės privatizacija, už kurią valstybė turėjo gauti 12 milijardų dolerių. Tačiau per vieną susirinkimą Andrejus Ilarionovas išsiaiškino, kad egzistuoja dar vienas valdžios ratas. Jam priklausantis asmenys net neplanavo į valstybės iždą pervesti tų 12 milijardų dolerių. Pagrindinis akcijų paketas atiteko Kremliaus aplinkai artimų įmonių vadovams. Pasipiktinęs tokią operaciją, Ilarionovas kreipėsi į Putiną ir visus jam artimus asmenis. Pasakiau, kad tai vagystė. Putinas sėdėjo prie to paties stalo, kaip aš, paskui jis atsislinko ir tarė. Aš niekuo dėtas. Už viską atsako Dmitrijus Medvedevas. O Medvedevas pasakė, viskas legalu. Vienintelis gyniau valstybei turinčius atitekti pinigus. Manęs nepalaikė nei ministras pirmininkas, nei ekonomikos ministras, nei prezidento administracijos vadovas, nei pats prezidentas. Aš supratau štai ką. Jei tavo šefas padaro nusikaltimą ir tu dirbi jo administracijoje, vadinasi pritari jo veiksmams. Aš iškart atsistatydinau už pareigų. Ilarionovo šeima sukėlė didelį triukšmą, bet paskui tyla. Iš valstybės buvo pavogta 12 milijardų dolerių, tačiau teisėsaugos organai net nemirktelėjo. O kas dėl Vladimiro Putino, nepaisydamas Andrejaus Ilarionovo spaudos konferencijos, per kurią jis demaskavo Putino nešvarius darbelius, Putinas net nesivargino atsakyti klausimus. Tačiau ar tie pavogti 12 milijardų tik pavienis atvejais?
Politologas Stanislavas Belkovskis domisi Rusijoje klestinčią korupciją. Jo nuomonė, valstybės lėšų grobstymas yra paplitęs reiškinys. Manau, kad apie 30% federalinio biudžeto yra išvagiama. Visose ministerijose komisiniai ir kyšiai siekia nuo 30 iki 70% nuo sutarčių vertės. Šis ekonomikos modelis remiasi korupcija. Sisteminė korupcija, jos neišvengia joks valstybinis užsakymas, tiek smulkus, tiek stambus. Pavyzdys pirmasis mokamas Rusijos greitkelis tarp Maskvos ir Sankt Peterburgo. 2009-aisiais Prancūzijos grupė Vinci laimė konkursą. Manoma, kad greitkelio kaina buvo gerokai pakelta. Žmonės pyksta, kad greitkelis kerta saugomą teritoriją, kuri Putino potvarkiu prarado saugomos teritorijos statusą. Čia ne progresas, o regresas. Gelbėkite mišką. Vladimiras Putinas šluote nušluoja protestuotojus. Visada kyla priešprieša tarp tų, kurie pasisako už vystymąsi ir tų, kurie pasisako už gamtos saugojimą, bet tą kelią būtina nutiesti. Bent kelis mėnesius buvo žiauriai malšinamos opozicinės jėgos. Opozicijos šturmanas buvo vietos žurnalistas, šis tvirto sudėjimo vyriškis Michailas Beketovas. Dar 2008-aisiais viename straipsnėje jis pareiškė, kad miško kaip saugomos teritorijos panaikinimas, kurį palaimino Vladimiras Putinas, yra neteisėtas. Po kelių dienų sudegė Beketovo automobilis. Žinojau, kad man teks sumokėti už tą straipsnį. Tačiau Beketovas nepasiduoda. Antrame straipsnėje tvirtina, kad buvo suklastoti pasiūlymai dėl greitkelio tiesimo. Šį kartą jį mušė taip, kad mirtų. Tik per stebuklą Beketovas liko gyvas. Kai su juo susitikome 2010-aisiais, iš milžino liko tik šešėlis. Jam amputavo koją, kelis kairės rankos pirštus ir jis nebekalba. Visi, kurie tuo metu kalbėjo apie su šiuo greitkeliu susijusią korupciją, buvo užpulti. Dėl to Rusijos žiniasklaida sukėlė triukšmą, rusai pradėjo rengti protesto akcijas. 2010-aisiais į Rusiją atvykęs Vinci šefas Rusijos valdžiai išreiškė pagarbą ir palaikymą. Mes labai gerai sutarėm su vietinė ir federalinė rusų valdžia, labai vertinam jų ryžtą, pragmatiškumą ir efektyvumą. Praėjus keliams mėnesiams po šio pareiškimo Maskvoje buvo žiauriai sumušta žurnalistas valdžia kaltinantis korupciją ir prisidėjus prie neteisėto greitkelio tiesimo. Jį sumušė nenustatyti asmenys. Šis vaizdo kameros įrašas apkeliavo visą pasaulį. Michailas Beketovas, pirmasis greitkelį kritikavęs žurnalistas, neilgai gyveno. 2013 pavasarį, praėjus 5 kančių metams, jis mirė Maskvoje. Vienas aktyvistas mus nuvedė prie jo kapo. Su kitais opozicionieriais jis susidėjo ir Beketovai pastatė šį nedidelį paminklą. Mums aktyvistams jis didvyris, taip, jis buvo žurnalistas, kuris siekė tiesos. Jis nuo pat pradžių skelbė, kad labai keista, jog valdžia pasirinko patį brangiausią greitkelio tiesimo variantą. Itin stambus kontraktas, kurį valstybė sudarė su užsienio kompanija. Prieš šį projektą pasisakantis asmenys sumušti arba nužudyti. Rusams nekyla jokių abejonių, šis greitkelis tai Vladimiro Putino aplinkos žmonių pasipelnimo šaltinis. Michailo Beketovo bendražygė Evgenija Čirikova nusprendė pasikapstyti giliau. 2010-aisiais įkreipėsi į Bankwatch, nevyriausybinę čekų organizaciją, kuri specializuojasi kovoje su korupcija. Po kelių mėnesių ši organizacija išsiaiškino greitkelio tiesėjo Vinci Rusijos partnerių finansinės sąsajas. Schema labai paini.
Iš pradžių pinigai pervedami į Kiprą, paskui į Didžiosios Britanijos Mergelių salas, toliau į Libaną ir Bahamas. Net ir geriausiams detektyvams galvos susisuktų. Viena smulkmena. Ši nevyriausybinė organizacija išsiaiškino, kad vienas iš šio greitkelio tiesimo pasipelniusių žmonių yra kažkoks Arkadijus Rotenbergas. Arkadijus Rotenbergas Vladimiro Putino vaikystės draugas, jie buvo aistringai domisi dziudo. Koks stebinantis sutapimas. Putinui tapus prezidentu, jo draugas Rotenbergas, įsidarbinęs grupėje BTP, tapo milijardieriumi. Nuo tada Rotenbergas pradėjo vengti spaudos atstovų. Tik šis trumputis vaizdo įrašas atskleidžia, kokie artimi yra Kremliaus šeimininkas ir Rotenbergas. Akivaizdus ryšiai čia Rotenbergo kompanija. Jį registruota Kipre ir jam priklauso 100% akcijų. Neįtikima, kad jums pavyko įrodyti, jog jis pelnosi iš greitkelio tiesimo. Tie žmonės mus kvailina, jie nesitikėjo, kad tokie žmogeliai kaip mes prisikapstysime iki Kipro ir ten surasime šiuos dokumentus. Tai įrodo, kad jie manosi esą neliečiami. Jei mūsų valdžia palaimino šio greitkelio projektą, vadinasi, gavo nemažai komisinių. Jevgenijai Maskva su Sankt Peterburgu jungiantis greitkelis tikra pinigų siurbiantys skylė. Rusijoje daug kas skundėsi dėl šio greitkelio, bet skundai liko be atsakymų. O už 3000 km nuo Maskvos šią bylą galbūt galima ir atgaivinti Paryžiuje. 2013 Liepą Prancūzijos teismą pasiekė su korupcija kovojančios asociacijos Šerpa ieškinys. Williamas Bourdonas, asociacijos steigėjas, apskundė rusiškai Vinci filialą dėl valstybės pareigūnų papirkinėjimo. Nustatyta, kad vyko organizuota korupcija. Ir pačiame aukščiausiame lygmenyje. Mes apskundėme Rusijoje esantį bendrovės Vinci filialą. Prokuratūrai teks išsiaiškinti, ar ši prancūzų kompanija ir jos filialai ne savo norų pasipelnė šios machinacijos, o gal net buvo šios vagystės iniciatoriai. Ar Vinci buvo šios schemos iniciatorė, o gal jį buvo priversta veikti pagal rusų primestą verslo modelį? Gal Kremlius privertė? Skunde Šerpa užsimena, kad pats Vladimiras Putinas galėjo pasipelnyti šio greitkelio tiesimo. Mes Putino pavardę ne šiaip sau minėjome. Jis artimas Arkadijaus Rotenbergo draugas, per daugelį metų jau užmesgė arba galėjo užmegzti daug verslo santykių. Ar šis milijardierius Putino bendrininkas? Ypač svarbus ir sudėtingas klausimas. Visi Rusijos stambieji verslininkai ir kiti asmenys grobstantis valstybės lėšą žino, kad Vladimiras Putinas be jokios abejonės yra labai sumanus ir atsargus. Ir Putinas kaip mat nutildo tuos, kuriems užtenka drąsos, naivumo ir neatsargumo jį kuo nors įtart. Les plus sophistiqués dans la façon de faire. Et Poutine fait taire tous ceux qui ont l'audace, la naïveté, l'impudence de le suggérer. Petite victoire pour les activistes russes. Nedidelė Rusijos aktyvistų pergalė 2013 spalį Paryžiaus prokuratūra nusprendė atlikti preliminarų tyrimą. Tyrimas buvo paremtas grupės Šerpa skundu dėl korupcijos. Grupės Vinci vadovas Xavier Huillaras atsisakė liudyti. Norime pabrėžti, kad mes kategoriškai atmetame visus kaltinimus ir nenorime veltis į politinės diskusijas. Grupė Vinci yra etiška ir mes laikomės visų švaraus verslo reglamentų. Į Kremlių išsiuntėme faksimilę. Putino atstovo spaudai atsakymas toks. Viską kategoriškai neigiame. Prielaida, kad Vladimiras Putinas galėjo paremti kokią nors komercinį įmonę, kad jį gautų teisę tiesti greitkelį, netitinka tikrovės. Ar gali Prancūzijoje pareikštas ieškinys sujudinti Rusijos teisės saugos organus? Bent jau Maskvoje Putinas ir toliau apsimeta kokliu prezidentu. Prieš 2012 prezidento rinkimus jis pateikė savo turto deklaraciją. Deklaravo 140 000 eurų kasmetinės pajamas arba 12 000 eurų per mėnesį. Toks jo oficialus atlyginimas.
Jo turtas tai kuklus 77 kvadratinių metrų butas, 18 kvadratinių metrų garažas ir 3 automobiliai. Lados. Žinutė rinkėjams. Putinas nėra turtingas, tačiau turi aistrą, kurią sunku nuslėpti. Jis dievina brangius laikrodžius. Internete opozicinė partija Solidarnost iš jo pasišaipo. Jis turi Patek Philippe laikrodį, kuris kainuoja $18 000. Firmos Breguet laikrodį už $15 000. Putinas buvo pastebėtas segant Patek Philippe laikrodį iš baltojo aukso kainuojantį $60 000. Nuostabiausia, kad caras Putinas laikrodžius dovanoja savo pavaldiniams, lyg jie būtų pigūs suvenyrai. Štai čia darbininkui dovanoja Blancpain už €7 000. O čia piemeniui tokį patį modelį. Tokį patį laikrodį Putinas paukojo, kai pažymėjo statybos pradžią. Laikrodžio kaina €7 000. Dar yra laikrodis, kurį Vladimiras Putinas segė tik privačioje aplinkoje. Išskirtinis modelis kaina €400 000. Remdamasi vaizdo įrašais, opozicinė partija Solidarnost apskaičiavo, kad Vladimiro Putino laikrodžių kolekcijos vertė maždaug €500 000. Rusijoje šaipimasis iš tariamos prezidento korupcijos tapo nacionaliniu sportu. Per pastarąją prezidento rinkimų kampaniją opozicionieriai interneto svetainėje YouTube patalpino 10 satyrinių vaizdo klipų, kuriuose, kaip antai šiame, Vladimiras Putinas teisiamas už korupciją. Putinas kaltinamas stambaus masto grobstymu ir piktnaudžiavimu valdžia. Jūsų vardas ir pavardė. Vladimiras Putinas. Tautybė – Rusijos pilietis. Tuo metu opozicija per mitingus laikėsi tos pačios taktikos. Gėda Putinui. Vagis turi sėsti į kalėjimą ir ne mes jį ten pasodinsime, o tiesa, įstatymas ir teisingumas. Putiną į kalėjimą. Putiną į kalėjimą. Kad būtų galima į kalėjimą pasodinti apklausų lyderį, reikia kai ko daugiau. Kad įveiktų varžovus, jis imasi visokiausių priemonių. Mars 2012. 2012 kovo Vladimiras Putinas vėl išrinkamas Rusijos federacijos prezidentu. Už jį balsavo 63,6% rinkėjų. Putinas nusprendė pasinaudoti šią pergalę ir sukūrė naują projektą Sočio olimpinės žaidynės. Prieš 7 metus Gvatemaloje, kai buvo balsuojama, kur vyks 2014 žiemos olimpinės žaidynės, jis buvo pirmasis Rusijos lobistas. Jis net prancūziškai oficialia Tarptautinio olimpinio komiteto kalba pasakė kalbą. Pone prezidente, Tarptautinio olimpinio komiteto nariai, ponios ir ponai. Prašome išpildyti milijonų rusų svajonę, jie su didelė viltimi laukia jūsų sprendimo. Dėkoju. Tai buvo paskelbta pergalė, oficialių pareigūnų džiaugsmui nebuvo ribų. O kas dėl liaudės džiaugsmo, tai visai kas kita. Šį 2013 metų spalio vakarą olimpinė ugnis kerta Maskvą, tačiau žiūrovų nėra. Tik policininkai ir reklaminis maskaradas. Žiaurus simbolis užgęsta olimpinis fakelas. Kai 2013 spalį atvykome į Sočio olimpinę simboliką jau vietoje, lyg miestas jau būtų pasirengęs. Susitikome su Natalija Kalinovskaja. Įsivaizduojate, tai turėjo būti baigta 2013 sausio 1.
Ji parlamentaro padėjėja ir viena iš tų retų žmonių, kurie viešai smerkia įteisintą valstybės lėšų grobstymą. Ten 40 000 vietų stadionas, jam išleista 580 milijonų eurų. Ir dar nebaigtas. 580 milijonų, trigubai daugiau nei pradinė statybos kaina, kai buvo numatyta 187 milijonai. O kas ten? Ten ledo rūmai Iceberg, skirti dailiajam čiuožimui, išleista apie 210 milijonų eurų. 210 milijonų tai trigubai daugiau nei pradinė 75 milijonų suma. Opozicija šią machinaciją apskaičiavo remdamasi oficialiai skelbiamais duomenimis. Kaip paaiškinti tokias išlaidas? Kur keliauja pinigai? Sočyje mus užkalbino vienos nedidelės įmonės, kuri padeda rengtis olimpinėms žaidynėms vadovas. Mes jam pasiūlėm tą patį vakarą susitikti. Это опять Никола. Žmogus nenori viešinti savo pavardės. Jis statyboms nuomojantis sunkvežimius subrangovas. Jis papasakojo, kaip tobulai veikia kyšininkavimo sistema. Iš pradžių policijai. Kad galėtume ramiai dirbti, turim kas savaitę policijai mokėti maždaug po 300 eurų už kiekvieną išnuomotą sunkvežimį. Ir reikia sumokėti ir statybos aikštelių viršininkams. Kai kliento paklausiu, kada sumokėsi 300 000 eurų už išnuomotus sunkvežimius, jis atsako, tu man pirmą sumokėk 25 000 eurų komisinių, tada ir sumokėsiu. Jie tai bijo, jog negaus kyšio dalies, kad jiems tenka sumokėti avansu. Tačiau tokia kasdienė korupcija yra smulkmena. Sočyje vienas kelias olimpinių žaidynių savikaina pakelėjo į svaiginamas aukštumas. Natalija mus nusivedė prie nacionalinio greitkelio, kurį Sočiai sujungs su kalnų slidinėjimo trasa. Jis yra už 50 kilometrų. Olimpinis kelias, kurio galutinė kaina bus stulbinama. Kiek kainuoja 1 kilometras kelio? 2012-aisiais vidutiniškai 1 kilometras kelio kainavo 149 milijonus eurų. Prancūzijoje 1 kilometras Titano autostrados Morienoje neviršijo 21 milijonų eurų, o čia 6 kartus brangiau. Sočyje nutiestas 48 km nacionalinis greitkelis kainuos daugiau kaip 7 milijardus eurų. Tai pasaulio rekordas. Kaip tai būtų galima paaiškinti? Tai nepaaiškinama, pasaulyje tokių kainų nėra. Natalijos nuomonė dėl to iš dalies kaltas Vladimiras Putinas. Jis pats yra pasakęs, turime bet kokią kainą laiku suspėti pasirengti olimpiniams žaidynėms. Sočyje tarp daugybės rangovų dirbo ir Arkadijus Rotenbergas, milijardierius, dziudo imtynininkas ir Vladimiro Putino vaikystės draugas. Per pastarosius 3 metus, sprendžiant iš Arkadijaus Rotenbergo įmonių ataskaitų, jo įmonės dėl su olimpinėmis žaidynėmis susijusių užsakymų gavo 4 milijardus eurų pajamų. Šiandien remiantis oficialiais Rusijos šaltiniais, Sočio olimpinėms žaidynėms išleista daugiau kaip 37 milijardai eurų. Tai daugiau nei pastarųjų 6 žiemos olimpinių žaidynių kaina kartu sudėjus. Pyragas milžiniškas. Atrodo, kad slapti jų dalytojai prarado saiką. Kad geriau viską suprastume, pasikalbėsime su Londone besislepiančių statybos įmonės savininku. Pour comprendre, rendez-vous avec un entrepreneur russe du bâtiment réfugié à Londres. Valerijaus Morozovo nuomonė, Sočio olimpinės žaidynės bus tokios brangios dar ir dėl Putino administracijos kalties. 2007-aisiais Valerijus gavo 40 milijonų eurų vertės kontraktą. Jo įmonė turėjo rekonstruoti Stalino laikais pastatytus rūmus. Tai vienas pačių gražiausių pastatų, kokius man yra tekę matyti. Jame apsistos Tarptautinio olimpinio komiteto nariai. Tačiau šis kontraktas turėjo kainą. Valerijus Morozovas tai sužinojo nuvykęs į Maskvą, kur turėjo su prezidento administracijos direktoriaus pavaduotoju pasirašyti sutartį. Tas tipas man sako, gerai, štai kaip bus. Visi turi mokėti už mano kuruojamus kontraktus. Pasiima popieriaus lapą, užrašo 12% ir sako, tiek turėsi man gražinti. 12% tai apie 5 milijonus eurų, toks prezidento administracijai skirtas kyšis. Ir jis pridūrė, jei nemokėsi 12%, nepasirašysiu dokumento, kuris tau leistų ten dirbti.
Labiausiai netikėta buvo, kad tas tipas atvirai pasakė, šitie pinigai ne vien man, dalį jų siūsiu kitur. O kur? Aukščiau. Prezidento administracijos darbuotojai žino, kad įmami kyšiai. Ne tik žino, jie vieni kitus palaiko ir saugo tokia sistema. Sistema sustoja tik tada, kai nebėra pinigų. Morozovas pasakoja apie beribę aukščiausiame valstybės lygmenyje įsišaknijusią korupciją. 2010-aisiais Britanijos valdžios organams Morozovo teiginiai pasirodė tikėtini ir jam suteikė politinį prieglobstį. Liudydamas jis netvirtina, kad Putinas būtų asmeniškai pasipelnę, šį įrodymą teigia turintis kitas rusų verslininkas. Jo teiginiai pagrįsti. Jis pats Rusijos prezidentui padėjo praturtėti $100 milijonų. Po tokių stambių pareiškimų prieš Putiną jam irgi teko bėgti į užsienį. Mais en dénonçant Poutine, lui aussi est devenu un fugitif. Rendez-vous à Tallinn. Susitinkame Taline, Estijos sostinėje. Šiandien žiniose matysite. Kontrabandos karaliumi tituluojamas Vilius Karalius gauna buvusio pareigūno pensiją. Įtariama, kad pažyma jai gauti galėjo būti suklastota. Teistiesiems už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus siūloma visam gyvenimui uždrausti dirbti su vaikais. Vilniuje su mylimuoju išsiskyrusi mergina girtai išvažiavo į kelią, sudaužė 3 mašinas ir sužalojo moterį. Apie viską 9:30 per LNK. Dėmesio, šį mėnesį Eurovaistinėje už ypatingą kainą. Skaudančiai gerkliai Heksoraleten N. Nuo kosulio Brontex. Nuo slogos nosies purškalas Olint. O nuo gripo ir peršalimo Gripex. Prašom įdėmiai perskaityti pakuočių lapelius ir vaistus vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojami vaistai gali pakenkti jūsų sveikatai. Eurovaistinė. Nuo šiol ir internete. Dalinkite su šeima. Dabar pasirinkę planą išmaniems, gausite daugiau duomenų. O kartu su jumis daugiau duomenų gaus ir jūsų šeimos nariai. Išsirinkite ir naują 4G telefoną, nes dabar jie net iki 300 litų pigiau. Užsukite į Omnitel. Tėtis optimistas, o mes realistai. Bandelių eisim parduotuvę. Kai viskas taip šviežia, tai visko ir norisi. Šią savaitę Maksimoje. Nektarinai tik 3,69 litai. Su ačiū kortele knygoms 30% nuolaida. Pataliniai 40% nuolaida. Darbo ir guminėms pirštinėms 40% nuolaida. Maksima. Žurnalas savaitės Seimai. Su meile mamai, tėsiui, vaikui ir pasauliui. Kai mūsų išdykėliai nepasidalina žaislais, visada yra išeitis. Juk mažos šypsenos svarbiausia. Skolinkitės dabar, o gražinti pradėkite tik po 3 mėnesių. Vivus LT. Patogi paskola. Ar galioja jūsų transporto priemonės privalomai techninė apžiūra? Ar turite jos privalomai draudimą? Pasirūpinkite tuo, jei naudositės ją eisme arba kreipkitės į regitrą, kad leidimas dalyvauti eisme būtų sustabdytas. Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje regitra.lt. Primename, laiku nepasirūpinus, transporto priemonė gali būti išregistruota. Pigu.lt pristato naują nuolaidų sezoną. Tik šiandien nuolaidos baldams ir namų apyvokos prekiams net iki 50%. Ūkio banko lizingas iki 10 mėnesių nieko nekainuoja. Skubėk į www.pigu.lt premjerą. Italų muzikos pasididžiavimas Ricardo Foli su grupe Lietuvoje. Spalio 24 dieną Kėdainių arenoje. Spalio 25 dieną Sido arenoje. Spalio 26 dieną Žalgirio arenoje. Informuoja Kauno diena. Radio stotis M1+. Ricardo Foli Lietuvoje. Papildomai pagamintos išskirtinio populiarumo Agnės Kuzmickaitės autorinės patalinės galite įsigyti didžiosiose parduotuvėse Maksima. Jūsų sparnuotiems sapnams Maksima. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega naujos rudens kolekcijos. Apsipirkusiems Megoje iki spalio 12 dienos dovana už pirkinius bilietas į kiną. Akcijos sąlygų ieškokite www.mega.lt.
Skittles. Atrask vaivorykštę. Paragauk vaivorykštės. TipTop LT rudeninis išpardavimas prasideda. Nešiojamas kompiuteris Dell Inspiron su Intel Core i3 procesoriumi tik 1199 litai. Stacionarus Dell kompiuteris su Windows 8 operacinė sistema tik 1239 litai. Pasiūlymų ieškok internete ir savo mieste tiptop.lt. Jau atėjo ruduo ir metas eiti į mokyklą. Kad turėtum daugiau jėgų mokytis, svarbu būti sveikam. Dabar Actimel 4 buteliukų pakuotė už specialią kainą tik 4,69 litų. Ibumetin efektyviai blokuoja neskausmo suvokimą, o patį skausmą. Nesidalink skausmu. Dalinkis Ibumetin. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Mogo – automobilių lizingo paslauga automobilių prekybos vietose visoje Lietuvoje. Paskolinsime net iki 90% automobilio vertės. Pinigus gausi per vieną dieną, o mokėti pradėsi tik po 3 mėnesių. Mogo – automobilių lizingas judantiems į priekį. Paulik Classic. Nekeiščiau jos į nieką. Į nieką? Labiau vertinu tikrus dalykus. Rinkčiausi ryškesnį skonį. Savaitgalio kruizas? Savaitgalis be Paulik Classic? Gal keičiam į šviežią? O, dėkui. Atrask tikrą kavą. Paulik Classic. Naujoji dušo želė Palmolive Naturals su 100% natūraliu makadamijų aliejumi ir kakavos žiedų aromatu. Pasinerkite į gamtą. Ji padeda maitinti jūsų odą ir apgaubia jūs žavingu aromatu. Nuostabiai švelni oda kasdieną. Naujoji Palmolive Naturals. Tik rugsėjo 90 dienomis Mokiveži parduotuvėse beveik visoms prekiams taikoma 25% nuolaida. Daugiau informacijos mokiveži.lt. Vos už 990 litų jūsų Hyundai taps išskirtinis, stilingesnis, saugesnis, patogesnis. Hyundai i40 Comfort Plus. Malonu gauti daug. Hyundai. Šį penktadienį Eurojackpote bus 207 milijonai litų. Rimi nuolaidų maratonas tęsiasi. Kilogramas bananų kainuos tik 3,49, o kiaulienos kumpis 10,99. Ir dar daugiau asmeniškai jums skirtų pasiūlymų mano Rimi kortelių terminale. Rimi, tai ko nori tu. Kai noriu greitai ir sočiai užkasti, renkuosi sumuštinį su mėsinga dešra. Palaikyk Lietuvos rinktinę. Valgyk Krekenavos mėsingą virtą dešrą, kurioje net 90% mėsos. Pasaulio krepšinio čempionato naujienos iš Ispanijos. Karščiausi komentarai, užkulisiai ir nesuvaidintos emocijos. Kiekvieną dieną speciali laida Kamuolys apvalus per LNK. Varlė.lt. Kai reikia kainos ir patarimo. Kakadu penktadienyje kruvinas liudo kelias į svajonę. Būtų man tėvukas tiek su ta lasda, kupratėlės. Kaimo talento iššūkis scenos vilkams. Ir... Liudai, Silvinai slepia. Ar jūs norėtumėte tapti pasauliniu dainininku? Tiesą pasakius, ne. Egzaminai žvaigždėms ir žiauri tiesa. Buvo gražus batai ir geri papai. Penktadienį 19:30 per LNK. Ar jau pasiruošėte žiūrėti Lietuvos balsą? Moki lizingas, nes man tai patogiau. Visai nesvarbu, kas tu. Dabar esu bedarbės. Kas tavo tėvai? Tipinė lietuviška asociali šeima. Ką sako kiti? Ką jinai tokia jauna su juo veikia? Net jei tu boksininkas. Aš kovotojas, noriu kovoti. Bet labai. Aš labai mėgstu dainuoti. Tai tavo šansas. Mes jaunime dar pasigalinėsim. Lietuvos balso premjera jau šį sekmadienį 19 val. Per LNK. Programą pristato Aroma Gold. Kava verta aukso. Projekto nuotaiką užtikrina Radio centras. Sergejus Kolesnikovas tapo putiniškosios Rusijos vaiduokliu. Tačiau nesidangstydamas veido jis atvirai pasakoja, kaip 2010 rugsėjį skubiai pabėgo iš Rusijos. Tai vyko lyg šaltojo karo metais.
Vieną dieną pasiėmiau nedidelį krepšį ir įsėdau pirmąjį į Turkiją skrendantį lėktuvą. Iš ten išskridau į Jungtines valstijas. Jei būčiau į Jungtines valstijas skridęs tiesioginiu reisu, būčiau sukėlęs įtarimą. Žinote, rimtas grasinimas nuskambėjo tiesiai iš Putino lūpų. Jis pasakė, išdavikai ilgai negyvena. Beveik tiesioginis grasinimas susidoroti. Būtina paminėti, kad pasak Sergejaus Kolesnikovo, Vladimiras Putinas užsiima verslu. Toks teiginys Rusijoje yra tabu. Manoma, kad Rusijos prezidentas yra slaptas medicinos įrangą prekiaujančios įmonės Petromets akcininkas. Sergejus Kolesnikovas irgi turėjo šios įmonės akcijų. Sergejus teigia, kad Vladimirui Putinui įžengus į sostinę, Petromet gavo daug ir stambių valstybinių užsakymų. Tačiau gavę tokį partnerį, kai kurie akcininkai išsigando ir net pradėjo vieni kitus šnipinėti. Ką galite mums parodyti? Galiu duoti paklausyti įrašų. Šiuose įrašuose užfiksuoti Sergejaus Kolesnikovo ir jo partnerių pokalbiai. Įrašai daryti likus keliems mėnesiams iki pabėgimo. Atmosfera įtempta. Kalbama apie milijonus dolerių. Ir apie didelį pelną, kuriuo reikės pasidalyti su niekam nepažįstamu akcininku, su kažkokiu Michailu Ivanovičiumi. Šitie pinigai mums ar Michailu Ivanovičiui? Michailu Ivanovičiui. Jis gaus 439 milijonus dolerių. Tie pinigai jam, tai jam priklausanti dalis. Šiame įraše aš kalbu ir kalbu apie Michailo Ivanovičiaus pinigus. Michailas Ivanovičius tai Vladimiras Putinas? Taip, tokia jo pravardė. Taip, toks slapyvardis. Slapyvardis lyg jis norėtų kažką nuslėpti. Vadinasi, Michailas Ivanovičius, kitaip tariant Putinas, yra ne vien Rusijos prezidentas, bet ir verslininkas. Oficialiai verslų užsiimti jis negalėtų, mes buvom verslininkai, o pelną gaudavo Michailas Ivanovičius. Michailas Ivanovičius, arba tiksliau Vladimiras Putinas, vien iš Petromet dividendus gavo 439 milijonus dolerių. Vėliau vakare Sergejus Kolesnikovas mums atskleidė dar vieną faktą. Vladimiro Putino turtus galima pamatyti Rusijos pietuose. Nuo 2009 pradžios prezidentas statosi mažąjį Versalį. Gelendžike, Juodosios jūros pakrantėje. Vieną dieną Michailas Ivanovičius, tokia Vladimiro Putino pravardė tarp mūsų, kai kalbėdavome apie verslą. Taigi Michailas Ivanovičius mums įsako sustabdyti visus investicinius projektus, nes jam neberūpi. Jis panoro, kad visas jėgas ir visus jo pinigus skirtume Gelendžike statomiems rūmams. Rūmai. Google žemėje aptinkame tą vietovę, apie kurią kalba Sergejus Kolesnikovas. Ta vieta yra Rusijos pietuose. Prieš akis Juodosios jūros pakrantėje išnyra milžiniškas kompleksas. Google jį vadina tiesiai šviesiai Putino rūmais. Žemėlapyje net yra tuo metu rūmų stačiusių darbininkų darytų nuotraukų. Monumentalus įėjimas, didžiuliai rūmai ir įspūdingas parkas. Maždaug taip atrodo rūmų vidus. Bandydami išsiaiškinti, ar šie rūmai iš tikrųjų priklauso Vladimirui Putinui, nuskrendame prie Juodosios jūros. Gelendžike susitinkame su opozicijos aktyvistu už tai, kad per daug domėjosi šiais paslaptingais rūmais, 3 jo draugai atsidūrė kalėjime. Sergejus vis dėlto sutinka mus ten palydėti. Rūmai akylai saugomi. Juos supa kelis kilometrus besidriekianti aklina siena. Pastebėme šį kontrolės postą. Rūmų nematyti, nes juos užstoja šios kalvos. Prie rūmų galima priartėti kopiant uolomis, bet pavojinga.
Kartą čia mane sulaikė sargybiniai, jie mane apieškojo, sunaikino nuotraukas ir nuvežė į policiją. Rūmus ir jo aplinką saugo pasieniečiai, specialiųjų prezidentūros tarnybų pareigūnai ir FSB. Nekartą juos mačiau. Saugumas tiesiog drakoniškas. Tai patvirtina, kad šie rūmai tikrai Putino. Tout cela confirme que c'est bien le palais de Poutine. Rūmų saugantis siena pastatyta net vandenyje, kad ją apiplauktume, išsinuomojame katerį, slapta filmuojame. Sergejus mus įspėja, nuotykis gali baigtis vos išplaukus iš uosto. Dabar viskas priklausys nuo pakrantę saugančių pareigūnų. Sargybiniai mus palaiko turistais, todėl leidžia plaukti. – 20 minučių visų greičių plaukėme palei pakrantę. Ten Putino namai, įžymieji rūmai. Aukštai ant uolos milžiniškas kompleksas, iš kurio styro antenos. Ši vieta primena vadavietę. Statomas pontoninis tiltas. Įvažiavimas į tunelį. Tikras Jameso Bondo pasaulis. Aukščiau kažkokie pastatai. Tikriausiai skirti personalui. Metas apsisukti. Klausimas. Kiek kainavo šio mažojo Versalio statyba? Taline gyvenantis Sergejus Kolesnikovas, buvęs Putino partneris, yra paskaičiavęs 15 000 kvadratinių metrų. Marmuras, auksas. Sergejus greit susumuoja. Manau, kad dabartinė rūmų vertė apie $1 milijardą. Stulbinama suma. Tačiau korupcija besidominčio rusų politologo nuomonė, šitokia investicija visiškai atitinka Vladimiro Putino, kuris ko gero yra multimilijardierius galimybės. Aš remiuosi Putino artimųjų deklaracijomis. Šiuo metu Putino vardu nėra jokių aktyvų. Jo aktyvai tai netiesiogiai jam priklausantis nekilnojamasis turtas. Mano skaičiavimais jo turtas vertas $40 milijardų. Dar reikia pridėti dividendus, kuriuos gauna už jam priklausančių įmonių akcijas. Štai kodėl manau, kad Putinas yra turtingiausias Europos žmogus. Tik klausimas, kaip jis galėtų pasinaudoti tais pinigais. Juk neturi juos tiesioginės teisės. Jis negalėtų kreiptis į Europos ar kito žemyno notarą ir pareikšti: aš esu šių sąskaitų ir turto savininkas, aš esu Rusijos prezidentas. Ar tik Vladimiras Putinas netapo šios sistemos belaisviu? Jei opozicija perimtų valdžią, jam tektų atsiskaityti. Kad išsaugotų didžiausius Europoje turtus, carui nelieka nieko kito, tik išsilaikyti Kremliuje. Pasak buvusio patarėjo, visa Rusija tapo Putino sistemos įkaite. Sukūręs tokią sistemą, Putinas pasuko tokiu keliu, iš kurio nebeįmanoma išsukti. Jis negali bet kam perduoti prezidento posto. 2006 ar 2007 jis buvo rimtai nusprendęs pasitraukti iš politikos, bet gerai pagalvojęs suprato, kad pasitraukus nuo valdžios vairo jam niekas negarantuotų asmeninio saugumo. Todėl jis liks pačiame aukščiausiame poste, kol iš jo nepasitrauks dėl natūralių ar nenatūralių priežasčių. Il restera donc au plus haut poste jusqu'à la fin, que ce soit une fin naturelle ou pas. Ką dar Vladimiras Putinas padarys, kad išsaugotų valdžią? Ir iki kada prezidentaus? Kad apsaugotų sistemą, jis pakeitė konstituciją ir susidorojo su opozicija. Viskas parengta, kad 2018-aisiais ir po jų kartotųsi ta pati ceremonija, kai Vladimiras Putinas užima Rusiją.
Kontrabandos karaliumi tituluojamas Vilius Karalius gauna buvusio pareigūno pensiją. Įtariama, kad pažyma jai gauti galėjo būti suklastota, tai rodžius pensija būtų atimta. Teistiesiems už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus siūloma visam gyvenimui uždrausti dirbti su vaikais. Vilniuje su mylimuoju išsiskyrusi mergina girtai išvažiavo į kelią, sudaužė 3 mašinas ir sužalojo moterį. Labas vakaras, apie tai, kas svarbiausia jau dabar tiesioginėse LNK žiniose.